Atiduodu savo likimą į tavo rankas. Tik jūs nuspręsit, kur aš toliau keliausiu, ką aš toliau veiksiu ir ką jums parodysiu. Bet prieš tai, sveikas sugrįžęs į mano kanalą. Šiandien man yra ypatinga diena, nes surinkau 500 subscriberių. Žiūriu, kas toliau mano scenarijuje parašyta, nes šitam video rašiausi skriptą. Rimti dalykai. Beje, rūkymas žudo. Čia tiesiog yra meninės instaliacijos tikslais panaudotas šita tailandietiška cigarelė. Kaip ir minėjau, šiandieną labai man svarbi diena. Ačiū visiems, kas nepasididžiavot, kas palaikina, pasubscribina, pakomentuoja, tai man yra didžiausia parama. Ačiū Jums, lenkiu galvą žemai. Beje, šito nusilenkimo mano scenarijuje nebuvo, čia jau buvo improvizacija. O tiems, kas čia užklydo netyčia pirmą kartą, perku pažastuką iš 7-Eleven. Pažastukas. O jeigu rimtai, ką tik užklydai į mano kanalą, labas, aš esu Mantas, malonu tave matyti. 31 metai, bičiukas iš Jurbarko, taip, žinau, per paskutinius 5 metus Jurbarkas buvo pagarsėjęs tikrai nekaip. Labai juodas debesis aplink Jurbarką apsigaubė, bet jeigu vyksi pro šalį, tikrai aplankyk šitą miestą, be proto gražus miestas su labai gerais žmonėmis. Vilniuje pasitikrinęs, ar dar vis turiu kiaušinius vietoje, palikau savo labai be galo mylimą darbą ir išdrįsau visiškai pereiti prie nuotolinio darbo, freelancint ir keliauti po pietryčių Aziją. Tai darau jau 2 metus. Pirmi metai buvo tokie ramus, nes buvau su savo ex, tai taip sėsliai gyvenom, beveik nieko nedariau su kanalu, tada išsiskyrėm ir pradėjau truputėlį pradėti kurti savo kanalą. Tai dabar keliauju ir bandau surasti balansą tarp darbo, kelionių, montavimo ir sporto. Iešmeliai, skaniai atrodo mėsytė, skaniai. Toj, palaukit, užkandu, pasistiprinu biškį ir toliau sukam video. Jau netoli galas, arti finalas. Na ir dar kartelį dėkui tiems 500 subscriberiams. Jūs esat mano varomoji jėga. Nenoriu girtis, bet nuo vakar pakilo per 6 subscriberius. O aš galvoju, čia ne per daug aš jums dėkoju. Ką reikės daryti, kai 1000 bus? O 1000 tai dar gražesnis skaičius. O 2000 dar gražesnis. O 3000... Turiu jums prisipažinti, aš dar tik kūdikėlis visame šitame žaidime. Aš dar tik mokinuosi ir bandau kažkaip viską suvaldyti. Darbas, sportas, keliavimas ir socialinio gyvenimo norisi, ir montavimas, ir filmavimas. Tai tikrai nesilėpsiu, kartais būna sunku, kartais visko būna, ypatingai kai neįsimiego ar kažką atsikeli ryte ir galvoju, nu ką aš čia taip darau, nu ką aš čia, gal nereikia, gal sustoti. Bet. Pamačius 500 skaičių, nežadu sustoti, toliau kelsiu. Gerai, bliuviau, tik tai nebeverk čia dabar, nebeverk. Niekas nesakė, kad bus lengva ir išlieka tik stipriausi, tiesa? Čia žiauriai patogi vieta buvo, filmo dabar mašiną statė, tai klausykit, jie gal nežino, su ko turi reikalų, aš esu youtuberis. Viskas, atėjo kulminacijos taškas, atiduodu savo likimą į jūsų rankas. Štai mano variantai, iš kurių galite įsirinkti. Variantas numeris 1. Kinija. Labai ilgai galvoju apie Kiniją, bet su Kinija yra daug man kabliukų, nes aš tenai nenoriu važiuoti 10 dienų, aš nenoriu važiuoti mėnesiui, 2. Bet kadangi kažkada labai senai Lietuva labai garsiai pasisakė apie Taivaną,
Kinija truputėlį mūsų, tai pavadinkime, nemėgsta ir su viza yra ganėtinai problemiška. Bet, jeigu norit balsuoti už Kiniją, balsuokit už Kiniją, visas bėdas išspręsiu viską, nes Kinijoje su tuo, su kuo aš dirbu, Google'as, Facebook'as, Instagram'as, bla 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 bla, viską jie blokuoja, tai ten reikės apsišarvuoti VPN'ais ir panašiai, bet per daug neįsiplenčiant. Jeigu norit balsuoti už Kiniją, jeigu norit, kad nuvaryčiau į Kiniją, tai tiksliau ne tai, kad norit, o norit mane tiesiog įmesti į nepatogumą, į visai kitą pasaulį, kur niekas nekalba angliškai, kur visai kita ekosistema visuose appsuose ir apie ką galit pagalvoti. Bring it on. Duokit man, duokit. Kitas variantas yra Šri Lanka. Apie Šri Lanką nelabai ką žinau, tik žinau, kad ten, jeigu vyksiu kitą mėnesį, vienam salos kampe bus baisus lietus, kitam bus gerai. Tai va tik tiek ir tai žinau apie ją. Nieko daugiau nežinau. Dar žinau, kad ten surfint galima, tai Šri Lanka irgi yra tarp variantų. Nu ir paskutinis variantas yra tiesiog pasimti motociklą ir su motociklu važiuoti, kur akis veda po Tailandą. Šitas man tik vakar ar užvakar atėjo į galvą, kai aš grįžau iš šiaurės Tailando tam tikro mažo miestelio, ten tai buvo gražu viskas, taip, niekas nepaliesta. Tada dar mano draugas vienas irgi aplankė porą tokių neturistinių miestų, irgi ten visai kitaip. Tai tiesiog ant motociklo po Tailandą, kur akis mato, tyrinėti ne tą, pavadinkime, turistinį Tailandą, o tą tikrą Tailandą. Tai viskas, čia yra visi 3 variantai. Dar buvo Bangladešas, bet aš Bangladešą panaikinu iš variantų, nes tenai dabar suvažiavęs visas vlogerių elitas. Tai Bangladešą pasiliksiu kitam kartui. Plus, kažkaip nelabai dar į tą Bangladešą noriu. Neslėpsiu, nelabai noriu. Linkėjimai F-kai, Evaldai, jeigu žiūri, aš tave įspėjau, kad čia bus fillerio epizodas. Aš tave įspėjau. Nuo kitos savaitės grįžtu į pilną pajėgumą. Ar šitas video galėjo būti 2 minučių? Tikrai taip. Bet ar jis bus, net nežinau kiek, nes dar nesumontavau. Tikrai taip. Bet trumpai komentaruose rašykit ir balsuokit. Kinija, Šri Lanka ar motociklas ir kur akis veda po Tailando. Pradėčiau nuo šiaurės Tailando. Tai ačiū, balsuokit, būkit aktyvūs ir nuspręskit mano likimą.